Sveiki, ketvirtadienio vakarą eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Jose šį vakarą matysite. Neatsakingo parašų rinkimo kaina, užkirstas kelias dalyvauti Alytaus savivaldos rinkimuose. Valdžia pasirūpino, jog globos namuose gyvenantys žmonės negautų kas mėnesį priežiūros kompensacijai skirtų daugiau nei 50 eurų. Nerimaujama, ir iki Alytaus savivaldos ir mero rinkimų bus baigta remontuoti statybininkų rinkiminė apylinkė. Meras apdovanojo Alytaus Putinų gimnazijos krepšininkus. Tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės konkurso festivalio Čiurlionio krašto spalvos dalyvių darbai atkeliavo į Alytaus dailės mokyklą. Alytaus apygardos rinkimų komisija, suskaičiavusi partijas palaikančių rinkėjų parašus, konstatavo, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga negalės dalyvauti savivaldos rinkimuose Dzūkijos sostinėje. Mat parašai rinkti neatsakingai. Specialiuose lapuose įrašyta ne visa informacija, kurios reikalauja teisės aktai. Išsamiau Daina Baranauskaitė. Vyriausiai rinkimų komisija Alytuje norą dalyvauti rinkimuose yra pateikę 10 pretendentų būti kandidatais į merus bei 12 sąrašų pretendentų būti kandidatais į tarybos narius. Tačiau vieno sąrašo kandidatai rinkiminėje kovoje nedalyvaus. Alytaus apygardos rinkimų komisija, suskaičiavusi partijas palaikančių rinkėjų parašus, konstatuoja, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga iškrenta iš kandidatų sąrašo. Vakar komisija patikrinusi rinkėjų parašų tikrumą, nustatė didelį kiekį parašų, kurie netitiko nustatytų reikalavimų, todėl komisija priėmė sprendimą, jog viena partija netitiko įstatymo nustatytų reikalavimų, tai yra nesurinko rinkimo parašų skaičiaus. Spėjama, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Alytuje aplaidžiai rinko palaikančių rinkėjų parašus. Parašų netrūko, tačiau nebuvo užpildyti visi reikalingi laukai. Tiesiog tie žmonės, kurie rinko parašus, sakyčiau, ar nebuvo instruktuoti tinkamai, ar gana aplaidžiai dirbo, bet esmė yra trūkumai lapų neužpildymo, visos grafos užpildytos ne taip, kaip reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašo lyderis Antanas Gasparavičius. Sąraše buvo 15 pretendentų būti kandidatais į tarybos narius. Jie nesurinko reikiamo 380 rinkėjų parašų skaičiaus, nes dalis jų buvo neįskaityta. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Šalies socialinės globos įstaigose gyvenantys neįgalieji nuo šių metų į rankas nebegaus 1/5 pinigų, kuriuos valstybė skiria jų slaugai ir priežiūrai. Globotinių piniginės kiekvieną mėnesį dėl to palengvės nuo 10,5 iki kiek daugiau nei 52 eurų. Plačiau apie tai Viktorija Daugėlienė. Valdžia nusprendė, jog nuo šių metų pradžios globos namuose gyvenantys ir sunkiai sergantys asmenys nebegaus jų slaugai ir priežiūrai skirtų vadinamų kišenpinigių, kurie iki šiol buvo mokami kas mėnesį, o jų dydis siekia iki 50 eurų, tai yra beveik 200 litų. Bent jau mūsų globos namų gyventojai, išskyrus gal vieną žmogų, papildomai paslaugų už tos pinigėlius nesipirkdavo. Kam jis naudodavo tos pinigėlius? Tai tiesiog savo reikmėm. Jūsų nuomonė, ar jie liks nuskriausti negavę tų pinigėlių nuo naujųjų metų ar ne? Manau, kad tiek, kiek gali suteikti įstaiga paslaugų suteikia. Ir gal žiūrint į tai, kad paslaugų kokybė gerėja, tai tiesiog būtų valstybė jau ir savivaldybei per didelė našta dengti visą, primokėti trūkstamą sumą. Tai manau, kad dėl to tikrai tik pagerės paslaugų kokybė. Priežiūros kompensacijai skirti pinigai globos namų gyventojams buvo reikalingi papildomiems vaistams įsigyti ar inventorių remontuoti, tačiau dabar jiems teks apsieiti be to. Aš nemanau, kad teisėtai jie paimti, kadangi jie buvo reikalingi. Kaip pinigėliai, jie visgi buvo kokie kaip kišenpinigiai, ne kišenpinigiai, kažkas tokio. Buvo galima
įsigyti tai, ko negaunam čia, ko negaunam tose namuose, ar tai kažkokių papildomų vaistų. Man reikia paprasčiausių dalykų, reikia vežimą remontuotis, mes tai turim daryti už savo lėšas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė tame problemos nemato. Kaip tik vakar ji lankėsi Merkinėje naujoje vietoje įsikūrusiuose globos namuose. Visi tie pinigėliai buvo skirti slaugai ir priežiūrai ir tas 20% taip pat bus skiriamas toms paslaugoms, kurias gauna globos namų gyventojai. Nors į rankas globos namų gyventojai nuo šiol nebegauna beveik 200 litų per mėnesį, ministrė tikina, jokių likimo valiai niekas nepalieka. Jie ir toliau galės naudotis 20% gaunamos senatvės ar neįgalumo pensijos, kurią jie privalo atiduoti socialinės globos įstaigoms. Pasigirdo kalbų, kad kai kurie valstybės globotiniai dalį jiems skirtų slaugos ir priežiūros lėšų išleidžia toli gražu netiksliniams poreikiams. Jeigu savo reikmėm leidžia, tai turbūt ko gero nėra nieko blogo, bet jeigu jos tikslingai savo reikmėm, tai yra tos paslaugos, kurios reikia. Jeigu žmogui reikia paslaugos ir jisai gauna tam tikrą krepšelį, bet ta paslauga yra nesuteikiama, tai tada reikia spręsti taip, kad jisai gautų tą paslaugą. Globos namų gyventojų piniginės nuo naujų metų kiekvieną mėnesį palengvėjo nuo 10 iki 52 eurų. Viktorija Daugelienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus apygardos rinkimų komisija šiandien pradėjo rinkiminių apylinkių apžiūrą. Ar patalpose nieko netrūksta, ar yra interneto prieigos reikiama aparatūra. Kol kas labiausiai nerimą kelia statybininkų rinkiminė apylinkė. Mat jau neveikiančio darželio patalpose vyksta remontas, tad nuogastaujama, ar darbai bus baigti laiku. Šiandien Alytaus apygardos rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas Giedrius Šimas lankėsi rinkiminių apylinkių patalpose, apžiūrėjo, ar yra visos techninės sąlygos artėjantiems merų ir tarybų rinkimams. Nuo balsadėžių braukiamos dulkės. Mat jau kovo 1 dieną alytiškiai ateis balsuoti už savo pasirinktus kandidatus į savivaldą. Šiuo metu daugiausiai nerimo kelia statybininkų rinkiminė apylinkė adresu Vingio gatvė 15A. Mat čia vyksta remontas. Kadangi darželis, buvios darželio patalpos yra tuščios ir jos yra tvarkomos, todėl yra kai kurių problemų, bet aš manau, kad iki rinkimų mes jau sutvarkysim ir pašalinsim. Bendrovė, kuri vykdo statybos darbus toje vietoje, pažadėjo, kad iki rinkimų ten bus viskas sutvarkyta ir visi trūkumai bus pašalinti ir galės rinkimai vykti nustatytų laiku ir nustatytoje vietoje. Iš viso Alytuje yra 24 rinkimų apylinkės. Daina Baranauskaitė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus dailės mokyklos erdvėse pristatoma tarptautinio vaikų ir jaunimo dailės plenero paroda, kurią organizavo Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla. Praėjusiais metais vasaros pradžioje vyko 3. tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas festivalis Čiurlionio krašto spalvos, skirtas Druskininkų kurorto 220-ajam jubiliejui paminėti. Plenero metu moksleivių sukurtų tapybos darbų paroda vakar atkeliavo į Alytaus dailės mokyklą. Čia atkeliaujanti paroda, kurioje buvo darbų, kurie buvo atlikti to plenero metu. Tiesiog parodome, kaip atrodo bendras vaizdas to, ką darė vaikai, kokios idėjos yra pristatomos, kokios mokyklos, kokie požiūriai. Ta dalyką norim pristatome visose esančiose mokyklose, kurios dalyvavo. Tiesiog, kad vyktų diskusija, kad mes žinotume, ką mes mokiname, kad mokiniai žinotų tiesiog skirtumus tarp atskirų mokyklų, atskirų požiūrių į galimas kūrybos formas. 3. kartą vykusiame tarptautinėme vaikų ir jaunimo dailės konkurse festivalyje dalyvavo 5 Lietuvos meno mokyklų mokiniai. Sulaukta ir dalyvių iš Baltarusijos Gardino vaikų meno mokyklos. Į šią parodą tilpo visų festivalio konkurso dalyvių darbai. Tai yra Lazdijų meno mokykla, Kazlų Rūdos, Rimvydo Žygaičio meno mokykla, Kaišiadorių, Kalvarijos meno mokyklų, aišku, Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokiniai ir Baltarusijos Gardino vaikų meno mokykla, kadangi mūsų meno mokykla bendradarbiauja su jais, na ir be abejo alytiškiai.
Konkurso tema buvo druskininkai nuo praeities iki ateities, nuo realizmo iki siurrealizmo. Jaunieji menininkai sukūrė įvairius ir įdomius darbus, sako Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos renginių organizatorė Laima Žukauskaitė. Kiekvienas vaikas matė savaip, įdėjo nemažai fantazijos ir kai kur matysime, įdėjo tai, kas jiems patiko, atskiros miesto detalės, buvo, žodžiu, gana įvairus pasaulis ir išraiškos prasme, ir vizualiai. Labai skirtingi ir koloritų, kažkokios tokiais vaizdiniais brožais, vieni labai turtingi ir labai daug turi, mozaikiški galbūt šiek tiek yra, bet kiti yra tokie santūresni, bet technikomis labai įvairūs ir įdomus. Džiaugiuosi, kad vis tik tai yra piešiančių ir yra kuriančių ir vis tik tai dar yra aktualu draugauti su teptuku ir kažkaip išreikšti save būtent per spalvas. Tai šita paroda nėra iš tų parodų, kad jinai būtų galbūt čia tokia siekiamybė yra. Mes tiesiog rodome, kas tuo pat metu yra kitose mokyklose. Mūsų galbūt tiek požiūriai, tiek estetinė samprata dominuojanti būtent mūsų kolektyve, kuris čia dirbame, yra gal kiek kitokia, bet kuriuo atveju mes rodome, kad įmanomi įvairūs požiūriai ir kad tie žmonės gali bendradarbiauti ir šnekėti tarpusavyje. Parodoje, kuri eksponuojama Alytaus dailės mokykloje, galima pamatyti visų 24 konkurso dalyvių kūrinius. Jaunųjų menininkų amžius nuo 11 iki 19 metų. Rūta Kašėtienė, Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose apie praėjusios paros kriminalinius įvykius praneša Mantas Radvilavičius. Praeitą parą Alytuje ir rajone nei techninių, nei įskaitinių eismo įvykių neužregistruota. Išaiškinta 23 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Iš jų 7 kelio ženklų ir ženklinimo pažeidimai, 2 automobilių savininkai pamiršo apdrausti savo transporto priemonės, 2 automobilių vairuotojai nubausti už tamsintus stiklus be leidimo, 1 automobilis važinėjo be technikinės apžiūros, 4 vairuotojai viršijo leistiną greitį, 3 nepaisė draudimo kalbėti telefonu vairuojant, nubausti ir 2 pėstieji bandė pereiti per gatvę neleistinoje vietoje. Druskininkų policijos komisariate gauta 65 metų moters pranešimas, kad sausio 3 dieną Druskininkuose Čiurlionio gatvėje esančiame turguje klientas atsiskaitydamas už prekes pateikė galimai padirbtą 100 eurų vertės kupiūrą. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų 4 etapo nugalėtoja Putinų gimnazijos krepšinio komanda sulaukė miesto savivaldybės vadovų dėmesio. Jaunieji krepšininkai apdovanoti marškinėliais su žaidėjų vardais. Putinų gimnazijos krepšininkai toliau ruošiasi rungtynėms su Druskininkų ir Simno komandomis. Trečiadienį Alytaus miesto savivaldybėje apdovanota Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų 4 etapo nugalėtoja Alytaus Putinų gimnazijos krepšinio komanda. Jaunuosius krepšininkus pasveikino ir marškinėlių su žaidėjų pavardėmis įteikė Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas, administracijos direktorius Kęstutis Ažulas ir sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis. Alytaus miesto savivaldybės meras linkėjo Putinų gimnazijos komandai taiklios rankos, didžiausios sėkmės ir žinoma nugalėti. Putinų gimnazijos direktorius Alfonsas Žiūkas džiūgavo, kad jau ne pirmi metai Alytaus miesto komandos dalyvauja šiame turnyre ir užima prizinės vietas. Priminė, kad reikia derinti mokslą ir sportą bei linkėjo sėkmės. Alytaus Putinų gimnazijos krepšininkai pateko į kitą Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų etapą ir vyks į Druskininkus kovoti dėl vertingos kelionės visai klasiai. Druskininkų savivaldybė kartu su Alytaus miesto rajono, Lazdijų rajono savivaldybėmis jau 8 metus organizuoja analogų šalyje neturinčias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Jos vyksta 4 etapais nuo 2014 metų lapkričio mėnesio iki 2015 metų vasario. Pirmame etape vyksta tarpklasinės varžybos, antrame susitinka miesto arba rajono klasių komandos nugalėtojos, trečiąjį etapą dalyvauja 4 mokyklų klasių komandos, antrojo etapo krepšinio varžybų nugalėtojos. Jo žaidžia 3 turais ir išaiškinamos pajėgiausios komandos, turinčios teisę pereiti į 4 etapą. Putinų gimnazijos krepšininkų komandos kapitonas pažadėjo, kad komanda stengsis ir būtinai laimės artėjančias rungtynes. Tikimės laimėti ir kiekvienas visus ragina
ir darysim treniruotės nuo trečiadienio ir ruošimės. Treniruotės reikia daug, mokslam ten pavargęs grįžti, tai nelabai. Kažką ten paskui norisi daryti namų darbų ir šiaip. O kaip skatinat savo sirgalius, fanus, kaip jie turėtų prisijungti prie jūsų, kad palaikytų jūsų komandą Druskininkuose? Tai pagrindinis dalykas tai kelionė, manau, kad jiem būtų, kad ateitų palaikyti mūsų ir šiaip gal kad garbę turim apginti. Tai savivaldybės darbuotojai lyg ir pažadėjo, kad nuveš ir jūs, ir jeigu reikės, tai dar antrą autobusą nuveš ir sirgalių. Ja, tai manau daug susirinks sirgalių ir palaikys mus. Anot Antano Makštučio, Putinų gimnazijos krepšinio komandos trenerio, vaikinai pasiruošę nugalėti kitų miestų komandas. Gal specialiai mes druskininkam nesiruošėm, ruošėmės kaip ir įprasta tokiom varžybom. Ir pamokų metu, ir po pamokų turim treniruotės. Kad ypatingo kažkokio didelio pasiruošimo mes neturim. Manau, kad tiek, kiek mes ruošėmės, pakaks tom varžybom. Kaip kalbėjom su vienu iš krepšininkų, sakė, truputį šlubuoja mokslai būtent dėl krepšinio. Kaip žadat skatinti juos, kad labiau pasėdėtų ir prie knygų? Nu, tai aš manyčiau, čia tokios bėdos, kurios yra pataisomos, reikia paprasčiausiai sėsti prie knygų ir mokytis ir nebus problemų su mokslais. Tai čia kiekvieno tiek sportininko, tiek nesportininko individualus dalykas ir manau, kad jis labai greitai pataisomas ir manau, kad tą dalyką pataisysim. Artimiausios rungtynės? Artimiausios rungtynės sausio 27 dieną 17 val. Sporto rūmuose su druskininkais ir sausio 29 dieną irgi 17 val. Su Simnu. Būtinai užsukite į Alytaus ir sporto rekreacijos centro areną palaikyti Putinų gimnazijos krepšininkų. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Žiniose tiek, o po akimirkos orų apžvalga. Taip pat informacija apie orus ir kelių būklę pietų Lietuvoje kiekvieną rytą sužinokite portale dzukijainfo.lt. Ačiū, kad žiūrėjote, iki rytojaus. Orų rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Labas vakaras, metas orų prognozėms. Praėjusią parą vietomis daugiausiai šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai pasnigo. Dieną šalies orams daugiau įtakos turėjo anticiklonas, didesnių kritulių nebuvo numatoma. Penktadienį sinoptikai žada, jog debesų bus daugiau. Į šalį plūs šiek tiek šiltesnis, tačiau gana drėgnas oras. Pūs silpnas šiaurės rytų vėjas 3–4 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 1 laipsnis šilumos, Kaune apie 0, Klaipėdoje 3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 2 laipsnių šilumos, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 0.